Mums yra labai svarbi jūsų finansinė parama vystant šį projektą, tad nepamirškite paspausti like ir žinoma prisidėti vienu ar kitu euru prie projekto. Tai kągi prisistatymui turbūt užtenka pasakyti, esu Ramygalos parapijos klebonas kunigas Alfredas Puško, pašventintas kunigu ne taip seniai, dar 2006 metais. Šiuo metu aptarnauju dar 2 parapijas, tai yra Truskavos parapija šalia esančia ir Antiškio parapija. Taipogi aptarnauju čia 2 koplyčios, yra prie Ramygalos parapijos, tai Jotainis ir Parklainis. Tai žodžiu, mano čia labai dideli plotai. Mano klebonystės jau čia 2 vieta, 1 vieta buvo Utenos krašte, dirbau Lieliūnuose, Pakalniuose ir Burbišky. Ten teko praleisti 9 metus. Prieš tai dar keletą metų vikaravau. Tai yra toks mano žodžiu, toks viskas, mano vardas Alfredas, pavardė Puško, nors visi kirčiuoja Puško, bet šiaip tai yra lenkiškos kilmės. Esu gimęs, užaugęs Ignalinos rajone, Aidės kaime. Iš tų kraštų atėjau kažkaip čia neįsuoju, tai tuo. Gyvenu, dirbu pakankamai, kad laimingas, patenkintas. O viešpatie, čia, žinau, reikia interviu vienas nesutalpins, reikia labai daug kalbėti. Nežinau, čia yra toks klausimas, į kurį atsakyti vienu sakiniu tikrai neįmanoma. Turbūt kiekvienas kunigas, kuriam jūs pateiktume tokį klausimą, sakytų, labai daug faktorių nulėmė. Tai tikrai nebuvo, oi, įsimylėjau nelaimingai ir tada įstojau. Ta prasme, yra skirtinga pašaukimo istorija kiekvieno kunigo ir kiekvieno vienuolės. Ir čia tikrai, manyčiau, pakankamai yra daug ingredientų, kad mes galėtume to paimti ir vieną išskirtume, pasakytume, dėl to. Visumoje, tai sakau, kažkaip pasirinkau, turbūt dėl to, kad pasirinkau, kadangi labai man patiko vienas dėstytojas mūsų. Jis jau net nėra dėstytojas, bet labai taip mielai prisimenu jį į seminarijos laikų, jis dėstė mums šventąjį raštą, tai jis vienas sykį jis irgi buvo įstojęs į seminariją, mokėsi. Jis sako, kodėl jūs išėjote iš seminarijos? Tai jis labai gražiai pasakė, aš pritaikiau savo, tokią taisyklę, kuri taip neformaliai taikoma visiems rašantiesiems. Jeigu gali nerašyti, nerašyk. Tai aš pritaikiau ir sakau, jeigu aš galiu būti ne kunigu, tegul aš ir nebūsiu tuo kunigu. Tai plius minus šitaip. Tai turbūt jeigu aš irgi savo gyvenime matyčiau, kur aš galėčiau save kažkaip, kaip ten realizuoti, bet apskaitai gyventi, kur atrodyčiau, kažkaip ten įsivaizduoti, ten svajonės, tai greičiau įsivaizduoti. Tai jeigu eičiau tokiu keliu, tai būčiau toks savim. Tai tada gal ieškočiau kažko kitą, bet kažkaip turbūt viskas, kadangi viskas susėjo į tokį vieną kryptingą mąstymą. Turiu stoti kunigų seminariją, tapti kunigu. Ir dabar yra vienas pačių nuostabiausių dalykų, ką gyvenime esu padaręs, tai kad padaręs šitą sprendimą, nes neįsivaizduoju, kaip būtų mano gyvenimas susiklostęs, jeigu aš būdamas ten 18-20 metų tą sprendimą padariau. Žinokit, kaip sakyt, tai mano mama, žinodama, koks čia nelengvas kelias, tai labai tikinti, kaip sakant, tai labai čia jau kalbėjo su broliu mane, pirmieji metai buvo taip, kad jie, žodžiu, kažkaip ten, oi, vaikeli, bus labai tau sunku, koks ten ne tau, tada atvažiavo ten giminaičiai, mes paprasti žmonės, ką čia te vaidini. Galvoju, žinot, geriau, ten 18 metų buvau tada, tai aš tada sako, jeigu jūs jau sakot, kad čia yra jau ne mano, tai palauksiu dar metus. Metus palaukęs, tai tada įstojau jau, niekam nesakęs. Nuvažiavau, viską dokumentus padaviau, egzaminus ten kokie ten buvo tie egzaminai, pokalbis, kad praėjau, tada pasakiau, apreiškiau, kad aš jau buvau seminarijoje. Tai aišku, motinai ten buvo tragedija, verkė labai daug,
Bet dabar, taip tiesą pasakęs, jinai kažkaip, man atrodo, laimingesnis ten būtų, jeigu aš turėčiau šeimą, vaikus, jau kad aš dabar čia tikrai va. Tai vienoj parapijoje pabūnu, tai kitoj, tai jinai mato visiems čia tokia va kunigystė, reiškia tą sunkiąją pusę kažkaip čia. Susitvarkė kleboniją, viską padarėjo, dabar vėl reikia išvažiuoti, vėl viską išnau, net va kažkaip labai išgyvena dėl to, kad, kažkaip sako, va kiek tu atiduodi jėgų, kol tu viską ten padarai, o po to vėl viską iš naujo, po to vėl palikti, tai visas gyvenimas, o tau, žodžiu, va toks, vis vien kažkaip praktiškiau gal žiūri, arba kaip, gal iš kitos pusės perspektyvos, kaip motinos, kaip moters. Nežinau, aš čia nesigilinu, tiesiog gyvenu. O jeigu aš jūsų paklausiau, kaip jums atrodo, kas čia gali būti aktyvi, neaktyvi, visos parapijos Lietuvoje yra tokios, vienas kunigas pasakė, yra 3 kategorijos. Tai yra miestai, tai miestai, tai yra tos didžiosios parapijos, ten miestai, tokie, pavyzdžiui, didmiestis, tai ten yra tokios didžiulės parapijos, tada yra miesteliai, tokie kažkur, ir tada yra kaimai. Tai kaimai tai yra viskas, tai yra kaimas, jau yra, mes puikiai galime įsivaizduoti, kas tai yra kaimas. Taip pat mes galime įsivaizduoti, kas yra miestas, tai yra ten kokie jaunimo centrai, šeimos centrai, yra katechetai, yra kažkokia veikla prie kiekvienos parapijos vykdoma. O miesteliai yra vidury, jie biški šiek tiek taip va, nors Ramygala kaip ir turi miesto statusą, čia ramigaliečiai visą laiką, taip su pasididžiavimu, sako, mes esame miestas, aš irgi, kadangi esu jau dabar ramigalietis, kaip 4 metai jau mano, tai aš irgi tą pačią dūdą, sako, mes esame miestai, bet jeigu mes taip atidžiau pasižiūrėtume, tai yra, miestelis, kas net 1500 gyventojų, ten tikinčiųjų aktyvistų gal nėra taip per daugiausia, bet to tradiciškai ta parapija tokia buvo, tokio tradicinio grinai stiliaus, kunigai tokie buvo, tokio jau garbingesnio amžiaus ir taip formavo tą bendruomenę, kad jinai tokia būtų, tokia biškutė kvepianti gal praeitų amžiumi, gal net. Toks va. Aš kai atvažiavau čia, tai kažkaip, vėlgi, labai gražiai man patiko mano Truskavos parapijos seniūnas kalbėdamas, apskritai apie kunigus, apie tai, kas sako, kunigas neturi ateiti ir reiškia daryti žmonės pagal save. Žodžiu, aš dabar įsivaizduoju, yra tokie parapijiečiai, taip turi būti, ir dabar, jeigu netitinka, reiškia, to mano standarto, tai tuomet jau yra blogai. Bet jeigu tu jau nori tikrai susitikti su žmonėm, tai tu turi juos priimti tokie, kokie jie yra, ir pradėti juos tiesiog mylėti, sutarti, bendrauti, kurti kažką. Tai aš tikriausiai tuo antruoju keliu ir einu. Tai aš kažkaip atvažiavau į Ramygalą, tai aš kažkuria prasme taikausi prie tos, reiškia, prie tos tvarkos, kuri buvo. Aš ten, pavyzdžiui, kunigiško bereto niekad nenešiodavo, nebent per laidotuvės. O dabar aktyviai, žinokit, ir juostą kunigišką turiu ten suntaną sudėti, ir tas suntanas jau tada jau retai, kada einu jau mišęs aukoti. Anksčiau atvažiavęs, tai su šortais net vasaros metu eidavau į bažnyčią, buvo karšta, kad bėgau, kažkur skubėjau, bėgau, kas apsirengė, kas ten mane matė. Tai žodžiu, toks suprantat, kiekviena parapija turi savo charakterį, savo skonį, savo džiaugsmą, savo, kažkokį savo gal ritmą, norėčiau pasakyti. Tas ritmas, žinokit, jis yra biškutį skyrėsi ir toks charakteris. Bet sakau, kažkaip, pavyzdžiui, aš irgi čia su vienu kunigu šnekėdamas, kalbėjau apie tai, kaip kunigas turi mylėti savo parapiją. Tai sakau, taip kaip tėvas myli savo vaikus. Vienas vaikas gal labiau patinka, kitas vaikas mažiau patinka, bet turi būti tėviškas, gastingas, gailestingas, supratingas, kaip ir tėvas, ne? Tai nebijoti save, atiduoti savo laiką, savo galbūt kokį
vieną kitą dalyką padaryti, ką tu gali iš viso širdies, nes kaip tėvai rūpinasi savo vaikais ir jie viską atiduoda, taip aš manyčiau, idealiai aišku būtų, gal taip ir aš nesugebu, bet idealiai būtų turbūt, kad ir kunigai taip pat tėviškai, reiškia, elgtųsi su parapiečiais, tai žvelgdamas yra Mykolą, tai va, aš jau 4 metai, tai kažkoks tai judėjimas mano link parapiečių link manęs ir jau kažkokia tai, va, bazė, ne bazė, kažkoks tai veiklos vaisiai gal kokie nors, jau taip jau matosi, arba ten žiedai iš pradžių, gal vaisiai bus vėliau. Nežinau, aš ten nesu labai ten kažkaip, kad dabar mūsų parapijas pati aktyvias, mes čia šitiek darom, kažkaip judam kartu. Žiūrėsim, ar čia svarbu, kad link viešpaties kitėtume, ne atvirkštinės, ne atvirkščiai. Tai va, tai toks mano pamastymas. Toliau, tai čia, kai, matot, čia irgi čia, kaip sakyt, kaip čia dabar reikia protingai pasakyti, kad pasakyti tiesą ir nepasakyti savo, nieko neišeiti. Kadangi dabartiniai tvarkoj, bažnytiniai visoj, reiškia, visoj tvarkoj, nėra kitos galimybės, kaip čia aukoti, tai nes vienintelį dalyką, ką aš galvoju, ką aš turiu, tai turiu daryti šitaip, ką aš galiu. Aišku, man tai nepasakyčiau, kad labai patinka mišias transliuoti, nes, aišku, žodžio liturgija turėtų būti, aš manyčiau, transliuojama visur ir kunigai turi gal rašinėti pamokslus ir taip toliau, bet, taip žinot, taip mišios yra toks intimus ir tiek didingas ir šventas veiksmas, kad jį perteikti per aparato pagalbą, tai, vėlgi galima čia tokį palyginimą pasakyti, bet aš nelabai sakysiu, nes katalikiškam lygmenį gal reikia kažkaip, gražiau sakyti. Taip pat, tai, žodžiu, be abejo, transliuoju kiekvieną vakarą mišias iš 18 valandą, nes kiekvieną vakarą pamokslus sakau, tai pačioje pradžioje mūsų auditorijoje buvo šiekėtinė gal 30, dabar žiūriu, po kiek laiko jau 80, 90, 100. Tai vadinasi kažkam, pavyzdžiui, patinka gal toks mano stilius ar mano būdas ir žmonės kažkaip, renkasi dabar, matot, kai tu neturi galimybės niekaip, reiškia, dalyvauti mišiuose, tai tu gali pasirinkti, ar man patinka, pavyzdžiui, to kunigo stilius, ar būdas, ar mintis gal įsakyta, ar balsas patinka, išvaizda. Ką žinau, tai kiekvienas, kai mes renkamės, kaip einam, pavyzdžiui, iš pažinties, jau miestuose, tai visiems pasirenkam kokį savo konkretų dvasios tėvą. Ne dėl to, kad jis ten kažkuo ypatingas, bet dėl to, kad kažkaip mums patinka. Ir čia turbūt, tokiu principu dabar ir tie tikintieji, reiškia, patinka. Tai va, ir tada jungiasi, tai man skambino gal iš Alytaus rajono skambino, dėkojo, Panevėžio apskrities skambino, sako, mes pasikeisim. Matot, tai kurgi čia gyvenime toks žmogus gal nebūtų atvažiavęs į tą Ramygalą, bet jis dabar, tokiu būdu, gal kažkiek, gal tie, reiškia, tos transliacijos, tų mišių gal, tokia, kaip sakyt, nors biškutį kažkokią tai duoda gal žmogui, gal bent Dievo žodis gal pašventina jo gyvenimą, visiem jeigu atidžiai žmogus klausosi, tai visiem, kaip dalyvavimas jau tikrai žodžio liturgijoje vyksta, o dalyvavimas aukos liturgijoje jau nuotoliniu būdu, tai, čia yra jau labai, nelabai geras dalykas, nes čia yra, sako, pernelyg intymus ir didingas, šventas veiksmas, kad jį galėtume nufilmuoti ir parodyti, reiškia, per atstumą. Čia toks labai sunkus klausimas. Nesunkus klausimas, bet čia tą klausimą reikia kitaip pradėti. Dėl ko aš kviesčiau žmogų pažinti ir pamilti Dievą. O čia apie šitą tai galima būtų kalbėti ir daug čia labai plati tema, o kodėl jau žmogui tam į bažnyčią eiti, tai čia, žinot, tai čia kaip atsakas, jeigu vaikinas myli merginą ir jis tikrai myli, tai jis labai noriai eina pas ją į svečius ir noriai eina su ją pasivaikščioti ir noriai su ją bendrauja. Bet jeigu kad nemyli, tai tu sakyk, dabar eik, ta mergina labai graži, labai gera, labai, tau būtų pati
geriausia žmona, bet jeigu žmogus nemyli, tai tu visai nepriversti to vaikino, reiškia, ir pas tą merginą eiti. Nu, tai čia va kažkas panašaus ir su ėjimu į bažnyčią. Ėjimas į bažnyčią tai jau antrinis veiksmas po jau susikloščiusio santykio su Dievu. Jeigu tas santykis yra, tada yra ir noras eiti kartu, bendrauti, susitikti ir taip toliau su Dievu tame tarpe ir sakramentus bažnyčioje. Tai labai malonu, miela buvo pabendrauti, Jonai, tau Dievo dėl. Mums yra labai svarbi jūsų finansinė parama vystant šį projektą, tad nepamirškite paspausti like ir žinoma prisidėti vienu ar kitu euru prie projekto.